išrinkus partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių, natūralu, kad jo flangė, jo grupėje atsiras žmonių, kur kiekvieną dieną jam spaus ir sakys, tu turi būti ministras pirmininkas. Tu turi būti ministras pirmininkas. Tada jie pradės spausti, reikia kuo greičiau nuiminėti premjerę. Tada Mindaugas, kaip partijos pirmininkas, turėdamas konsoliduoti, sakys, aš negaliu, premjerė dirba, kaip ir pareigas eina. Tada krankliai arba, kaip sakant, žiniuoniai, balandžiai neš informaciją į konservatorių pusę, neš tą informaciją į Kremliaus pusę. Tada kremliniai žurnalistai pradės daryti publikacijas, kad kyla nepasitikėjimas Inga Ruginienė. Tada greitai kremliniai pradės leisti publikacijas, kad partija svarsto. Tada bus inicijuota partijoje tarybos diskusijos, ar vis dėlto premjerė Inga gali būti premjerė ar negali būti. Tada bus keliamas klausimas, kodėl tu Mindaugai tu neini. Tai aš visą tą dalyką matau, tada politologai, kurie vėlgi priklausomi nuo Rusijos spec tarnybų ir dalinai matyti jų fondai vienai per kitaip yra finansuojami per ES, sakyčiau, fondelius, kur mano galva ten yra greičiau Kremliaus rankos yra įkištas, tai yra ta minkštoji galia. Jie to jau eis puls komentuoti vakaro žiniuose, vakaro dienos temai, vakaro televizijoje, panoramai, žinių radijoje, bet kur kitur, kad premjerė labai blogai dirba. Tada bus paimta dar porą iš jos interviu, tada bus parodyta, kad iš vis nesusiorientuoja nei ekonomikoje, nei žemės ūkiai niekur. Ir tada, ta griūtis atsiranda. Bet supraskim vieną paprastą dalyką, kad ta griūtis atsirastų, reikia pajudinti socialdemokratus, kad jie turėtų norą. Jeigu Mindaugas neina į premjerus, tai sakys, žiūrėk, Mindaugai, turime Budrį, kuris visiškai neklauso jų socialdemokratų. Daro, ką nori, važiuoja, ką nori, kandidatas į prezidentus. Reikia nuimti Kęstutį Budrį. Tada reikia sujungti 3 patenkintas grupės, kad per Kęstučio Budrio pakeitimą tada galėtume keisti Nemuno aušrą. Bet tai bus dar kartą žurnalistų ir Kremliaus naratyvo kūriamas scenarijus. Iš vidaus pradėti tam, tarkim, tos statybinius darbus į užtvankos praardymą. Tai aš tą tikrai matau. Tik klausimas yra, kiek prezidentas pasiduos šitam žaidime. Praėjusią savaitę prezidentas, manau, kad paslydo ant banano žievės, kai paklausė dėl Palucko, jisai pasakė, kad maždaug Paluckas turi trauktis į Seimą. Buvo ta tokia pozicija. Bet jeigu mes pažiūrėsime praėjusią kadencijos istorijas, Simono Kairio istorija Kaune, Dainiaus Kreivio istorija su kanceliarinėm išlaidom Seime, Gintarės Skaistės istorija su kanceliarinėm išlaidom Kaune, Lauryno Kasčiūno nacistinių hitlerinių ideologijų skatinimas Murzos pavaduotojų ir ministro skirimas, tada mes pažiūrėsime Lauryno Kasčiūno korupciniai byloje MG Baltico byloje, tada mes paimsim Bilotaitę, tada paimsime Moniką Navickienę, tada mes paimsime visą buketą, kur buvo. Tai kažkaip tai nei vienam nebuvo pasiūlyta trauktis į Seimą. Jeigu paimsim, pažiūrėsime. Lygiai taip pat ir su Sauliu Skverneliu, kai buvo. Tai nesakė Nausėda, kad jis turi trauktis į Seimą. Tai dabar klausimas yra, ar Nausėda vis dėlto po ketvirtadienio šitokio pasisakymo jis atsitrauks ir supras, kad padarė klaidą ir tai yra strateginė klaida. Aš būdamas konservatorių dabar Nausėdą išnaudočiau super. Kiekvieną dieną cituočiau Nausėdą, daryčiau viešuosius ryšius, jeigu man šiandien aš dirbčiau viešųjų ryšių specialistas konservatorių arba liberalų sąjūdžio, tai patikėkit manim, nieko nebūtų geriau išnaudoti Nausėdos tą pasakymą. Plius tai yra parlamentinė valstybė, šiaip tai parlamentas tą sprendžia. Ir tokia atveju tada, jeigu norime galutinai pažeminti premjerę Ingą Ruginienę ir jeigu norime pažeminti Robertą Kauną ir Juozą Oleką, tai ištraukite Nausėdos tą foto, kuris žmogus pasirašo įstatymą dėl Kapčiamiesčio Jurbarko Tauragės poligonų ir jie iš abiejų pusių stovi. Ką jums primena Amerikos ovalusis kambarys, kada stovi visi, Trumpui padėjo ranką ir kalba maldą, kad tau pavyks, tu nugalėsi, tu įveiksi Iraną, ne? Tai psichologiškai, jeigu šiandieną būčiau tas tualetų fotografas ar ten Tapino kompanijoje, reikėtų šiandieną įvelti valstybę į chaosą, tai šitą foto, jinai superinis dalykas. Tai įsivaizduokit taip, kad parlamento atstovai, parlamento pirmininkas, ministras pirmininkas ir ministrai, kurie yra išrinkti žmonių ir Seimo paskirti, jie dalyvauja prezidento parašų pasirašyme. Tai dabar taip išeitų, kad mes kiekvieną, kada norės prezidentas pasirašyti įstatymą, kiekvienas ministras arba kuruojantis sritį viceministras turės stovėti jam už nugaros ir laikyti ant rankos padėtą. Tai yra būdinga, dar kartą sakau, Trumpui, tai yra būdinga Baltarusijai, tai yra būdinga Rusijai, tai yra būdinga hiperbolizuoti ir parodyti, kad didysis vadas yra šičia.
Ir va šičia bus grajus. Nežinau, kas tą grajų sužais. Čia man pačiam labai įdomu šitas dalykas. Aš turiu nuo šaly šį kartą stovėti, laikytis ir žiūrėti. Jeigu būtų tai konservatorių šiandien situacija ir konservatorių vyriausybė ir jie taip elgtųsi, tai patikėkit manim, tikrai rašiau, kaip pašpilkuoti esamą situaciją. Tai tie tokie dalykai, faktas, kad į koalicijos siūbavimą jie, patikėkit manim. Dabar į girnas yra įmesta, į girnapusę yra įmesta tame tarpe ir pupa, ir žirnis, ir kvietys, ir aviža, ir rapsas yra. Įsivaizduokit, dabar ten yra viskas sumesta. Ir ten, neįsivaizduoju, kaip jie tai išvažiuos, o dar nepamirškit, kad Seimui liko dar 2 mėnesius iki vasaros vadinamų tų didžiųjų atostogų, tai projektų yra labai daug. Ir situacija, aš nemanau, kad jinai švelnės. Jinai tik tais dar labiau aštrės ateinant vasarai.